daug susirinkę. O, malonu, malonu. Kiek daug žmonių. Von iš čia visi dabar. Von. Lodariai namo. Von iš čia visi. Lauk pliuchas, kai gausi. Ir tu, von iš čia. Iškama čia. Mūsų garažą. Čia darbo vieta. Taip. Televizorių žiūrėkit pas save namie mūsų šviečiamąją laidą ragai, nes kai žmogus nežiūri televizorius, tampa piktas, niurzga, smirda iš šlapimų, nekenčia valdžios ir tampa vienu žodžiu visiškai kiaulė. O von, sakiau, žiūriu ragus namie. Von! Ką jūs toks nervuotas? Alaus gal negerit? Mūsų gi laida šviečiamoji. Ai, taip. Nu, mesgi šnekame apie kultūrą, žmonių tarpusavio santykius, autotransporto priemonės. Jo, šviečiamoji, apie automobilių remontą šnekamės. Nu, ką čia ironizuot? Kas atsitiktų, jeigu mes jų netaisytume? Nu, tada būtų oras švaresnis. Jo, supratau jūsų tą ironišką mintį. Jeigu mes netaisytume, tai sustotų visi autobusai, troleibusai. A kaip žmogus tada iš Rietavo atvažiuotų Vilnių? Su taksu. Nu, jūs šnekat kaip boba, arba dar tiksliau gaidys ir pydaras. Česlovas, paklauskit tas moteriškės, ko jai čia reikia ir ką jinai čia daro. O patsai jūs nenorite? Man atrodo, kad jinai efekto būsenos gali ir prikulti arba užmušti. A girdžiat, ponička, alio, atsiprašau, elio, gal kom nors galim padėti? Vyra, būkit malonus, nežudykit. Nu gerai, nežudysim, kokią poničką iš toli atvažiavo, turbūt šukuosime kaip jis laimutė mūsų. Sėskitės, prašom, čia patogiai sėskit. Lytinius santykius mėgstat? Žiaurė patenka. Tai tokiu atveju, ponička, paaiškinkit mum, ko čia taip laužėtės į svetimą garažą, užsibarikaduot nuo kažko. Vyra, pakavokit mane vėjas. Kas jums? Kaip malonus vyrai, pakavokit mane. Kas tave vėjas? Taksist. A, taksist. Tai nori žaginti. A tai ko čia skabotis tada nuo to? Ne tokiu reikalu. Žinot, viskas per tuos prakeikts pinigus. Pinigus, tai tu jiems skolinga ar nenori užsimokėti? Nu, kad noriu aš sumokėti, bet kad neturiu. Noriu sumokėti, o jei turėtų, bet neturiu. Reikėjo taksistu važiuoti, a pinigų tą neturiu. A tai, kažkai skaitliukas daug primuša? Nu, daug, vaikelė, žinai, daug, man atrodo, didelę primušu. Žinai, vaikelė, prie Vilniaus miestą privažiavau, tai tokie gelton žali raudoną lempį. Šviesafors. Šviesafors, vaikelė, tą čia šešuoką. A taksės dornis mane vejas. Su erekcija vejasi? Su taksė. O, to. Ne. A iš kur pati būsi? Tai iš kur tai būsiu iš Rietavo. Nuo Rietavo. Nuo Rietavo, žinai, prie bažnyčios kapsėdau, tai Vilnių prie tų lempikių ir iššokau. Nu tai o ko čia reikėjo į tą Vilnių atsiboginti? Reikėjo savo kaime įsėdėti, nu. Kad tu ant žmogaus darai spaudimą, kaime sėdėti, jeigu jie į santarės, kas atvažiavo pabudėti prie operaciją, kur padarė giminaitį. Vyra, ne giminaitį aplankyti norėjau, Akropolį labai norėjau pamatyti. Ach, tu blemba, per tą Akropolį Vilnius tampa kaimu. Vyra, nežudykit mane, geriau pakavokit. Žinai, Česlovai, dėl kažkokius tai bobus nuo Rietavo, aš su taksistais problemų turėti nenoriu. Taksistai rimtas narodas. Jie raštu pasiaiškinti tikrai nelieps. Taksist. Šatam. Važiuokit greičiau, Išliuoš mirtelį, išvaidėm šviesas ir kavoja. Iš garažo. Nu, avarinį išėjimą. Malonus mane palikit, vyrai, būkit malonus mane palikit, vyrai. Per tas bobas, tai savo tik tiek problemų prisidarėm, kad darbą reikia keisti. Malonus. Grįžim. Aš atsilyginsiu, būkit malonus. Eik tu šį. Pakavokit mane, vyrai. Pala, jinai sakė, kad mėgsta lytinius santykius. Ateik čia, pupa. Pupytė, ateik čia. Baba. Tu nemėgsi lytinius santykius.
Tai ką, taip tylėsim ar prisipažinsim? Ar man policiją kviest? Paskutinį kartą klausiu, kas paėmė tušinuką? Mes tikrai neėmėm. Nu, jei Bogu ne. Tai gal mes paėmėm? Ko dabar į mane visi žiūrit? Tai ko čia dabar nervuojasi visas obolmušiais pagaugais, snukis nuvėjęs? Neėmė, tai neėmė, okei? Vyrai, aš tik patikrinti jūs norėjau. Nieks neėmė to tušinuką. O tai šposininkas, direktoriai. Tikras komedijos teatras. Čia jums ne teatras. Čia valstybinė įmonė Darbo birža. Ir noriu jums iškart pasakyti. Iš karto jums noriu pasakyti, kad darbo beveik nėra. Aš pasakiau dabar beveik viską. Bet už tai yra gerų žinių. Pašalpas mokės. Gal momentaliai, ne? Ne. Bet už tai kiekvienas čia ir dabar galite užsiprenumeruoti mėnesinį laikraštį Lietuvos bedarbis. Naujausi skelbimai, apžvalgos, horoskopai, patarimai, receptai. Eina sau, tai bent laikraštys. Nu, net pasigailėjau, kad šaibų nepasiėmiau prenumeratai. Tai jūs laikraščio prenumeratos nenorit? Tai ko jūs norit? Norėtume darbo, jeigu yra. Darbo visada yra. Taip, reikia 2 žmonių į pirmąjį Ignalinos atominės elektrinės reaktorių išvežti pirmąjį atominės elektrinės reaktorių į atliekų duobę. Kas imsis? Ach, jūs pravoslaviškiai tinginiai, tinginių paltis išgamos. Parazitai Lietuvos. Atsiprašau, aš daugiau taip niekada nedarysiu. Draugas direktorius, mes išvešim. Perspėjau, darbas yra nelengvas ir šiek tiek kenksmingas. Ten yra radiacija. Velnias negriebs. Aš ilgai gyvenau Fabijoniškėse prie Sąvartyno, kur dabar Seimo ponų namai išdygo. Tai vasara tokia smarvė, kad net musės numirdavo. Ir išgyvenau. Nieko. Na tai gerai. Tai tada ateikit čia vat jums po radiacijos matuoklį, 1 ant 2. Ir iš savo algos dar nusipirksit po litrą pieno už kenksmingas sąlygas. O instrukcijas viską gausit vietoj. Tu kaip aš vis panašios ranką. Einam, taigi instrukcijas vietoj. Kur tu eini, asilė? Dabar šį kartą pro čia išeina. Sustojom, gal biškį pavargau, žinos. Pienuko, kaip sakant. Ant haliavos į pieną pramuša. Nu, duoki man. Atsargiai nešterliok ūsų, nes po to nesiklijuos. Ai, nelabai noriu. Nelabai nori. Kaži, pieną reikia gert prieš apšvitinimo ar po apšvitinimo? Nu, man atrodo prieš, nes po to, žinai, vaikai negražus gaunasi, į bobų nesinori. Aš tai nieko tokio nejaučiu. Nors palauk, bendrai jaučiu, aš nenoriu visiškai moterų. Čia kaip nuo kmyno arbatos. Tokioj jaunystėj, toks šalutinis efektas. Aš nenoriu nei vyrų, nei... O kas atsitiko? O Jėzau, kaip gražu. Ajomajo, kaip gražu. Kaip pas kokį šūdvabalį. Jonvabalį. Jonvabalį. Iš tikrųjų. Įdomu, naktį švies. Klausyk, man neramu. Jeigu jie visai nukrys, kol daveši. Aš tai skaitau, ką mums kaip durniams tapyti su to reaktorium. Verčiam kur nors į kelkraštį ir nieks nepastebės. Afik, negalim. Reikia į betonuotą duobę nuvežti. Pasirašėm saugumo technikos taisyklės. Aš tai skaitau, kad nieko čia baisaus. Metam ir viskas. Negalim.
radiacija, ne kanalizacija. Ir nesmirda, nedulka, nešlampa ir nevanelina. Ką nevanelina? Aš skaitau, kad radiacija iš vis prigalvota, atsiprašau labai, prigalvota dirbtinai, kad gazdint atominės elektrinės darbuotojus, kad metalo nevoktų. Nėra jokios radiacijos. O mes pinigo negausim. Va. Bet įdomu, jeigu tokį dalyką į skupkę priduotume, kiek pinigų būtų. Vo. Gera mintis. Aš tai iš vis skaitau, kad tos skierkos, jos yra kaip profilaktika nuo vagių. Va. Pas manęs draugelis dirbo spirito gamykloj gatavos produkcijos ceche. Tai pas juos į degtinę irgi visokį šūdą, atsiprašau, įmaišydavo, kad nevoktų. Nu gerai. Nu daleiskim, tu pavoksi reaktorių. Nu, kur tu įdėsi? Tu durnas per visą pilvą. Tugi pats sakei, kad galima į skupkę nuvežti. Ne, vienas. Namie gali prijungti prie šildymo sistemos. Du. A tu įsivaizduoji, kaip Lietuvos kaimas apsišviestų, jeigu vietoje anglies būtų kūrenamas atomu. Įmetei, tabletė. Į pečiuką, į viskas. Jo, čia tik valdžia daro, kad viskas žmogui būtų tik ko sunkiau ir blogiau. Jo. Nu ką, pasiskiplinom. Dabar laikas vėl į kelionę. Ir žiūrėk, kiauša jau nebekibirkščiuoja. Jokios radiacijos nėra. Kaip tu jautiesi? Gerai jaučiuosi. Man atrodo, kad babučių čia pasakos apie kažkokią radiacijos kenksmingas sąlygas. Kviečiam didelį ir mažą vėl sugrįžti į garažą. Turim tikslą. Patikrinti pašto dėžutę. Štai vėl mums rašo pats ištikimiausias žiūrovas ir klausimų klausėjas Algirdas iš Antakalnio rajono Turniškių pašto. Kodėl jūs kišat savo snukį čia pastoviai? Taigi, rašo, mieli Broniau ir Česlovai. Kaip jau suprantate, iš atgalinio adreso aplinkui mane stūkso girios, todėl artimiausia parduotuvė toli, atvirauja vyriškis. Be maisto, kaip žinia, žmogus gali išbūti kad ir porą mėnesių, o be gėrimų vos savaitę daro snokšbatliną atradimą jaunas vyras. Todėl noriu paklausti, gal jūs žinote, kaip galima taisyklingai nuleisti? Nesuprantu. Va, dar šitą, kaip taisyklingai nuleisti sulą. Aš tai nežinau. O aš žinau. Norint nuleisti sulos, reikia turėti beržo arba klevo. Kolega, atneškit man prašom tą kaladę, kur mes žaisdavom čekoslovakišką durnių ir kur kapodavom vištoms galvą. Ai, ana ten yra. Bet tugi sakė, kad medis reikalingas. Tai aš atsiprašau, kad čia yra šuns papas? Čia ne medis. Iš charakteringų rievių matome, kad čia yra duotasis klevas. Nu tai? O čia to plasmasė galvoj? Ne. Alvinė tu, prakeiktas. Paduok stiklinę. Prašau. Taigi, turėdami jau reikalingą medį, mes statome prie jo stiklinę ir gręžiame skylutę. Prašom. Karoš! Statome į duotąją skylutę latakėlį. Tuoj vieną sekundėlę. Greičiau, kol dar nepradėjo bėgti. O, ir laukiame, kol pradės bėgti saldžioji sula. Nedaryk nieko, jis turi pats išbėgti. Laukiam dieną, laukiam dvi. Nebėga, ne. Laukiam. Nesulaukiam. Laukiam. Ko tai nebėga? Jūs mane baigsit nervuot su savo tom pastabom, aš pats matau, kad nebėga. Čia jums ne samagono aparatas ir ne triperisto pimpalas. Reikia kantriai laukt, per naktį pribėgs pilną stiklinę. Nu, jeigu stiklinė bus tuščia. Jeigu stiklinė bus tuščia, tai aš labai gerai žinosiu, kas ant pachmelo viską iškėlė. Neuždavinėkit savo debiliškų klausimų. Ir jūs, Algirdai, nerašykit savo nesąmonių. Jeigu jums norisi sulos, nuveikit į krautuvę, nusipirkit baltarusiškos, galit trainyką, galit nusipirkti ir didesnį kiekį, ir ne karvę kainuoja, ir nesistumdykit ant manęs. Ir pensininkas gali nupirkti sulos, ir nežiūrėkite mane, kurva. Bronis, jūs gydykitės nervus. Iškvieskit man greitai. Kur telefonas? Pasenai kažkur tai. Bet man jau praėjo.
Sveiki, drąsūs, stiprus, vikrus, bachūrai ir silpnakočiai gaidžiai. Sveikame kūne, sveika siela. Šiandien pašnekėsime apie tikrai svarbią mums Lietuvai sporto šakai, iš kurios mes tikimės daug medalių per olimpiadas, kuri padaro mūsų lietuvius Europoje tikrais bachūrais, tai yra disko metimas. Mes turime vėl asistentą Bronių, kurį pakviesime čionais. Ateikite čia, mielą sportininkę. Iš lėto, kaip tikras Virgilijus apsauginis Alekna. Svarbiausia disko metime nebūti vengru ir laiku įsikišti klizmą su nepachmelingais mižaliukais. Svarbiausia reikia pasitreniruoti, gerai ištreniruoti žiedinį raumenį. Palauk truputėlį. Nu jūs jau visai bezdalų nelaikote. Kad mėtyti diską reikia labai gerai pasiruošti. Kad mesti diską kur nors į tolį, reikalingas šestakas, kad jį atneštų. O jeigu neturite, tai jums reikalinga užuolaida nuo langų arba nuo dušo, kad sulaikytų diską. Tai yra labai pravartu. Dabar pats svarbiausias momentas. Atėjo laikas diskų mėtymui. Kolega, savo gėjaus žingsniuku prašau ateiti čionais ir atnešti mums fiskultūrinę priemonę. Ką mes turime? Kirkorovas, Stakėnas ir Bavarija. Labai tinkami diskai mėtymui. Tai prašom po vieną ir... Mirtis blogai muzikai! Taigi, kaip sakė mūsų žemaičių tautybės grafomanė Žemaitė. Grįžtame pas savo kapotų ir toliau skaitome žiūrovų laiškus. Mūsų žiūrovas Artūras iš Užupio domaunasi įvairiomis gyvenimo sritimis, todėl ir klausimų turi daug. Štai vienas iš jų. Mielieji, rašau jums visas raudonas iš Drovesio, raudonuoja vyriškis, nes noriu paklausti, ar galima kaip nors namų sąlygomis... Sušuka, ko tu ant manęs? Skaityk toliau, skaityk. Atsiprašau. Namų sąlygomis pasigaminti vyriškų priemonių prezervatyvų, kelia antakį jaunuolis. Daiktas, kurio namų apyvokoje kartą per mėnesį vis tiek prireikia, o pirktis kažkaip drovu, klausia vyriškis, jau labiau, kad mūsų Užupyje visi kaimynai vieni kitus pažįsta, krūša mums smegenį Artūras. Geras. Tai matyt bijo užskrist, kitaip sakant, zalitėt Artūrčikas. Aišku, ne mūsų reikalas kaip kištis į žmogaus asmeninį gyvenimą, o mūsų reikalas padėti. Todėl iškeltą jumis klausimą, kaip galime mes ar negalime padėti, atsakysime, kad padėti mes galime padėti. Ir taip pat pademonstruosime, kaip pasigaminti prezervatyvą namų sąlygomis. Nesimušk. Parodykit. Kas čia galėtų būti mūsų pimpalo muliažo? Česlovas! Aha, Bronius, mano bajerį. Nuskaitėt mano mintis? Morkva. Morkva. Iš tikrųjų, morkva kišam į varstotą, kad būtų vertikalioj padėti, kaip tikras muliažas. Kaip vertikalus. Paimam lipnią juostą. Galbūt mėlyna, bet juoda bus labiau įdomaunanti jūsų žavingai pupytei, katra turi paslaptingąją pasvajonę pasibirbinti su juodaodžiu Detroit Piskos krašto polėjų. Nu, kaip čia pas mumis. Reikia paimti škutelį ir užspausti po to. Galima panaudoti panaudotą Maksimos maišelį, aišku, jeigu jūs nesigėdinate pirkti maišelius Maksimoje. Su žguteliu čia po to užspausti. Su žguteliu. Bet palauk, žmogus ne to klausia. Jis klausia, kaip pasigaminti. Viskam savas laikas, o dabar kaip sykis pats ir laikas. Yra dar vienas būdas pasidaryti gerą gardaniuką. Jamam seno dviračio desna, školnikas ar ereliukas kamerą. Ir atsikerpam reikiamo ilgio kiškutę. Reikia pasimėnuoti pagal jūsų pimpalo ilgį. Jeigu jisai kokie, tarkim, 6 centimetrai, nu tai reikia biškį tada nupjauti, kad būtų ant išaugimo. Nežinau, kas šiandien tą matyt pasakoju, bet kaip be būtų pimpalo dalies jau nėra, pjaunam kiškutę. Štai čia, prašom, ant išaugimo bus ilgesnė kiškutė. Mauname ant duotojo muliažo, įkliepškite biškį ir po to susirandame vėlos gabalėlį ir užvyniojame.
Vo, gaunasi visai padori gandonėlė. Va čia reikia užspausti kiškutę su vėlelė. Ir per tokį prezervatyvą tikrai jokis aicas nepraeis. Nieks nepraeis. Kokvaliai nieks nepraeis. Naudokitės, gerbiamas Artūrai, krūškite savo į sveikatą, tik žiūrėkit į kalėjimą, nepatekit už tokius gandonėlius. Gerą vakarą. Šiandieną mes jūsų nepamokysim, kaip kabinti vienos ar kitos profesijos atstovę, nes iš esmės visos jos vienodos. Kai užsirauks, tai nesuprasi, kas ne taip ir ko jinai norinti. O jeigu nuveis su kito, tai nesuprasi, kodėl ir ką jį jame rado. Šiandieną mes jūs pamokinsime, kaip atkeršyti bobai, nesulaužius ištikimybės. Haha, ne, nesileiskite iki bobos lygio ir neskubėkite atsakyti tuo pačiu. Jums reikia guminės draugės, kuri iš esmės yra tokia pat moteris, tik guminė. Jai, naujajai jūsų draugai, ir bus patikėtos visos žmonos funkcijos. Taip, mes nesuklydome, visos imtinai. Ši draugė jūsų žmonai bus rimta konkurentė, nes jai visada gera nuotaika, ji nebababamba, jai neskauda galvos ir apskritai ji nemoka sakyti ne. Žmona iš karto supras, kad čia ne kokia kaimynė, ne bendradarbė ir ne pusseserė iš pabradės. Vyrui neištikimybę neapkaltinsi. Konkurentė rimta ir tada ji padarys viską, kad jūsų namus grįžtų meilė, taika ir ramybė. Jūs viską atgavote ir net su kaupu. Tiesa, vieną nuostolį jūs apturėsite. Jums teks atsisveikinti su savo naujaja drauge. Tačiau tai tikrai ne per didelis užmokestis už šeimon sugrįžusią Indiliją. Tai tiek. Tai va, kaip sakoma gyvenime, kur pamesi, ten ir subrasi. Tokią banalybę čia jūs sugalvojat? Čia jūs sugalvojat? Šitą nesąmonę? Aš kadais jaunas būdamas 3 rublius pamečiau ir žinojau, kur tą vietą, kur padėjau, viską. Česlovas, duotojų partikuliariuoju momentu patarlė šneka ne apie pinigus, o apie žmogiškąjį faktorių, apie moteriškas. Nesupratau. Привет, козелai. Labadiena, mielasis ponė. Ak, tai ko jūs norėjot, jeigu katras mašinai pataisyti, faras pripūst ar ratus išreguliuoti, tai visada prašom geriems klientams šiandien nemokamai gerumo akciją. Ne, aš pėsčias be mašinas. Bobas nebuvo tokia. Nagla durna didelėm akim. Išretavo. Nu kaip, buvo? Nebuvo, nu tai aišku, kad nebuvo. Tikrai, kad mums dažai atšoktų nuo kėbulo, jei bogo nebuvo. Ne. Tikrai. Garbės lietuvio žodis nebuvo. Pusiau ukrainiečių, pusiau lietuvio garbės žodis. Žinokit, sužinosiu, kad meluojat. Taigi, užmušiu. Užmušiu tokį mažą, lyžgamą apsmelavęs. Ponas, mes būtinai pagausim tą jūsų moteriškę. Mes ją jums atvesim gyvą arba iškruškę, arba nemirusią. Kaitys. Sužinosiu, kad meluoja. Jūra hypas. Keika? Kaitys koksai. Bandė meluot. Svolačius, raudona kiaulė. Aha. Kokarieku! Aš... Kaip tokių solanką laiko. Maloniaus. Sabaka visą nuotaiką sugadino. Volosas. Aš nusivolačiau, niekada šito neatleisiu. Niekšas. O jūs pažiūrėkite į... Niekšas, kur bailus niekšas. Tu pats bailys. Akiniuotas, su ūsais bailus niekšas. Tu mane pričiupas. Kukarieku. Aš navo kailį Aš gerėjau. jį pažįstu, mes su juo jau beveik draugai tą... Šlikštinė. O tu gaidys Tu prateik. šlikštos durnis. Tai išdavikas. Šlikščiai viskas gavosi. Taip gerai viskas prasidėjo. Atidaro duris kažkoks tai žlobas. Ar tu prikakoji į kelnis ir peršikai? Aš neprikakoju, pavostyk. Šūdai smirda. Čia nuo pernai, nuo vakar. Aš dabar tikrai neprikakoju. Ot, bobas, pradėk tik ką nors daryti jas gelbėt, visada šūdinai baigėsi. Visiška pimpalienė per tas bobas, ragai blemba. Negaliu. Užsidarom. Už ko jūs žiūrot? Laida baigta, viskas, kas leido filmuot.